Taigi mes praeitą kartą šnekėjom apie finansinę energiją. Taigi noriu šiek tiek pasikartoti, dar tiesiog priminti jums, galbūt jūs tai žinote, galbūt kažkas ne, galbūt kažkam tai nauja pasakysiu, kas žiūrės, o gal visą tai aplamai viskas žinoma. Taigi tiesiog primenu, pakartoju, kad finansinė energija naujame amžiuje ateina iš laisvumo, iš aukštų vibracijų, iš meilės darbui. Taigi skirkim tai, kad senose energijose, senojoje matricoje, tai galima sakyti trečioje plotmėje, finansinė energija jinai buvo iš panaudos, iš aukos pozicijos, iš baimės pozicijos, iš įtampos, iš išgyvenimo. Jinai eidavo ir jūs eidavote, dirbdavote vien todėl, kad reikia uždirbti, kad reikia pinigų, dažniausiai tai būdavo netinkami darbai ir ten nemalonūs darbai ir jūs dažniausiai tos darbus dirbdavote nelabai su džiugesiu širdyje. Taigi naujose energijose, taigi tai ir yra kitose energijose, tai trečioje matricoje, naujose energijose finansinė energija ateina tik tai, kai jūs dirbate darbą, meilėje, kai jūs dirbate darbą, mylėdamas tą darbą, su malonumu dirbate, su ugnele akise, su įkvėpimu, tai meilė darbų, meilė tą, ką jūs darote. Ir tik tai tada ateis finansinė energija, tik tai tada ateis pinigai į jūsų lauką. Taigi, kai jūs su ugnele, su malonumu žiūrite į tai, ką darote, jūs dirbate, jūs neskaičiuojate valandų, kiek jūs dirbate. Jums tai malonu, jums tai kaifavo, jūs ateinate ir dirbate. Jums malonu dirbti šitą darbą, jūs atsiduodate visą savo sielą šiam darbui, šiam procesui. Tai dažniausiai, ar tai kūrybinis procesas, ar tai kas tai bebūtų, ne? Tas, kas tai bebūtų, tai yra darbas, kurį su malonumu, su meilė, su ugnele dirbate. Tuo tarpu ir finansinė energija jinai ateina būtent į tą energiją, į tą jūsų kaifovas būseną, kai jūs su meilė žiūrite į tą darbą, kai jūs lengvai su pasididžiavimu, su pasigėrėjimu žiūrite į tą darbą ir jūs lengvai prieinate prie darbo bele kada galite dirbti tiek, kiek norite. Taigi jūs į šitą energiją ateina pinigai. Ir tik tai į šitą energiją dabar ateis pinigai. Taigi todėl dauguma žmonių ateina laikas, kai jie netenka to darbo. Tai tiesiog yra vedami jie irgi, žmonės netenka darbų, tų neresursinių darbų, bet tam, kad jie atrastų savo tą nišą, savo tą darbą, kuriame jisai jaustųsi resursinis, kuriame jisai jaustųsi tas žmogus pakylėtas, su ugnele dirbtų tą darbą. Ir būtent todėl keičiasi ta situacija, keičiasi tos energijos tam ir duodamas tas laikas žmogui pasigalvoti, suprasti, ko jisai nori iš savęs, ko jisai nori iš aplinkinių, ko jisai nori, kokį darbą dirbti ir kuriame linkme dirbti, kokiose energijose. Ir tai duodamas tas toksai laikotarpis. Ir tame laikotarpį žmogus turi surasti, ieškojime turi būti, ieškojime ir radime, kai jisai suranda tą savo nišą, tą savo sritį, jisai su meilė, su dėkingumu, su tą kūrybos polėkiu, su ugnele, jisai atsineša į tą darbą, jisai atiduoda visą save tam darbui, jam malonu dirbti tą darbą, jisai visą save atiduoda, savo sielą ir savo visą tą energiją ir į tą energiją, aišku, ateis pinigai. Taigi pinigai ateis tik tai į energiją, tik tai į tokią energiją. Tai dar kartą pasikarto. Taigi, sekantis dalykas, ką jums reikia tada tuo metu suprasti ir žinoti, kad realizuotumėte savo tą potencialą, savo šią energiją, savo kūrybą, tai kur jūs tada dirbtumėte darbą. Jeigu jūs dirbate samdomą darbą, tai vienas dalykas, bet jeigu jūs einate savo kryptimi, žiūrite savo sielos šauksmu, ne savo rezonanso, savo širdies vedami, jūs žiūrite į tai, kas jums patinka ir jūs nenorite nuo nieko priklausyti ir norite būti laisvi, tai be abejo reikalingas suvokimas, supratimas, kur jūs norite eiti, ką jūs norite daryti. Ir ta meilės tas patikrinimas, ar jūs norite tą darbą dirbti, jūs tikrinate, jūs ieškote, jūs esate ieškojime. Kai jūs surandate savo nišą, jūs pradedate dirbti, jūs atrandate tai, ką jūs norite ir tada yra klausimas realizacijos. Ir realizacijos visos to savo energetinio potencialo. Taigi, tuo metu reikalingas tas supratimas, galima tai įvardinti keliais etapais. Tai pirmas tas etapas reikalingas tas supratimas, su kokia jūs energija jūs įeinate į šitą
būtent į tą darbą, ne, į tą savo realizaciją, kokią linkmę jūs einate, kokia bus ta linkmė. Jūsų darbo reikia suvokti, kokia kryptis, nes kiekvienas potencialas turi turėti kryptį, ne? Taigi jūsų kūryba, kokia jinai turi lygiai taip pat turėtų kryptį. Taigi galima sakyti, tai pavadinkime tai kūryba, nes tai bet kuris darbas tai yra kūryba. Bet kuris darbas tai yra kūryba ir ta kūryba jinai turi turėti kryptį. Tai kai jūs tai pats savaime suprantate, jau viską tai įsiaiškinote, įsigryninote, toliau sekantis etapas, kai jūs tai jau žinote, tai etapas yra toksai, kad reikalinga struktūra. Jūs kūrėte struktūrą, formą. Taigi turi būti tiksli trajektorija. Trajektorija būtent tos jūsų energijos, ne, būtent to struktūruota turėtų būti jūsų, jeigu pavyzdžiui jūs dirbate kažką, jūs kažką tai kūrėte, turi būti struktūra. Duodanti informaciją, ne, tai trajektorija, kam jūs ten darote būtent šitą, ne, ir ką jūs duodate, kam duodate, ką duodate, ir tikslas, ir ką gauna tas žmogus, ne, tai vat, visas tai turi būti aišku kiekvienam žmogui. Jeigu jisai žiūri jūsų produktą, jisai turi žinoti, kas nuo ko ir kodėl ir kam jisai skirtas, ne, tai vat, turi būti struktūra va tokia, turi būti aiški, tai vadinasi įžeminimas, tai būtent tos energijos įžeminimas. O įžeminta energija, aišku, jinai duoda jau pelną, jau jinai pradeda nešti pelną. Taigi, kaip ir sakiau, tai yra aiški forma. Aiški forma, kuri parodo, kas tai per produktais, kas tai per kūrybą ir kokia linkme jau jinai eina. Ir sekantis etapas yra vertė. Vertė tai yra, jūs keliate vertę rezultatu. Tai žiūrite rezultatas, koks tai jisai yra. Patinka, nepatinka, koks tas rezultatas, žmonių atsiliepimai. Tai visas tai yra kelia jūsų produkto vertę, jūsų kūrybos vertę. Ir taip jūs galite kelti savo antkainį, savo kainą, savo energomainus. Būtent su tais atsiliepimais, su ta realizacija. Taigi, sekantis etapas yra savęs parodimas, nes parodimas žmonėms. Tai žiūrėkit, jūs turite meilę darbui, ne, meilę kūrybai, ne. Jūs žinote kryptį, kur jūsų ta kūryba yra, kokią energiją jūs jam duodate. Jūs turite struktūrą ir tą savo kūrybą jūs esate sustruktūravę jau, savo produktus jūs sustruktūravę, sužymėję, papasakoję, apsakote ir tai jau duoda tą tiesiog įžeminimą, struktūrą. Ir taigi toliau jūs kūrėte vertę savo rezultatais, ne? Turite rezultatus, kūrėte savo vertę. Ir toliau jūs turite save parodyti. Tiesiog turi pasaulis žinoti, kokį jūs produktą kūrėte, kam jūs kūrėte, kam naudojamas tokias produktas. Pasaulis turi žinoti. Gal žmogus, kuriam labai reikia jūsų produkto, o jisai nežino. Taigi jūs turite save, kaipgi išreikšti, pasireikšti, parodyti žmonėm, kad jūs esate toksai, save galite ir net pasireklamuoti, kad jūs esate toksai ir duodate būtent šitą produktą, pas jūs yra tokia kūryba, kurioje yra energetiškai išdirbtas didelis potencialas ir jūs darote kūrėte tokius dalykus ir tas potencialas turi tokius rezultatus. Turi tai žmonės žinoti. Ir kai žmonės tai žino, jau jie daug lengviau, greičiau jūs suranda, daug paprasčiau, jau tada yra atsekamumas ir kiti žmonės jau pradeda apie jūs šnekėti ir parodyti netgi. Taigi pradeda veikti tas sarafaninis radijas ir tiesiog jūsų skelbimai jie pradeda eiti. Kadangi jūs dirbate iš savo ugnelės, iš savo energijos, ne, jūs esate vedami. Tai patikėkite manim, kiekvienas jūsų išleistas produktas, išleistas kūrybinis tas potencialas, įžemintas kūrybinis potencialas ir paskelbtas, jisai ateina tam žmogui, kuriam labiausiai reikia. Žinokite, nes tai yra ne vien tik tai jau jūsų darbas, bet tai jau tada pradeda dirbti ir tas dvasinis planas. Į šitą procesą jau tada konkrečiai įsikiša dvasinis planas, nes kadangi
tai kuratoriai atveda tuos žmonius, kurios reikia jum pagal jūsų energiją. Žmonės atsineša į jumis pagal jūsų energiją. Taigi, kai jūs dirbate iš savo širdies potencialo, į jūs atsišaukia į tokie žmonės, kuriems reikia būtent to potencialo ir ateina į jūsų energiją. Taigi ir žmonės pradeda plūsti. Taigi tai yra atsakomasis ryšys ir tada pasirodo tie pinigai. Taigi jūs dirbate ne dėl pinigų, o dėl to, kad jums malonu, kad jums yra smagu dirbti tą darbą, o dėl to, kad jūs realizuojate save ir kaifuojate tokioje situacijoje, būtent tokioje padėtyje situacijoje jums smagu ir gera. Jūs atrandate save ir va, iš tos energijos jinai plečiasi jūsų laukas, plečiasi ta energija ir tada žmonės atranda jau jūs daug lengviau ir daug paprasčiau. Taigi tai yra, va toks yra realizacijos planas. Galime taip įvardinti ir taip net ir reikėtų laikytis va tokių tų etapų tam, kad save parodyti, save realizuoti, kad kažkas tai pamatytų jūsų darbus, tas jūsų kūrybą, jūsų energiją, kam jinai yra reikalinga. Tai va taip, mielieji, įdomu, kaip jums sekasi realizuoti save, ko trūksta, kokios gal jums kažkokio etapo dar reikia padirbėti, nes dauguma žmonių trūksta va to struktūravimo. Tai va su to struktūravimu tai dauguma reikia ir padirbėti, nes kitą kartą matosi žmonės, kad tiesiog duodamas yra kūryba, yra potencialas, yra meilė darbo, o struktūros nėra. Taigi va struktūra reikalinga kiekvienam, tam, kad jinai būtų įžeminta šitą energiją. Ir į tą įžemintą energiją žemė atverčia, duoda kitą energiją, tai pinigai į jūsų lauką. Taigi, mielieji, laikykite šios struktūras ir man įdomu, kaip jums sekasi save realizuoti. Pasidalinkite mintimis. Dar noriu pasakyti, aišku, kad dauguma žmonių, kai jisai pradeda pozicionuoti save, tai parodyti save pasauliu, tai dauguma žmonių kyla baimė. Dėl ko jie nenori savęs parodyti, trūksta tų žodžių, bet tai, žinokit, visas tai pradirbama. Tai tiesiog reikia eiti į tai ir visiškai. Taip, pirmą kartą tau pinsis liežuvis, tu bijosi. Antrą kartą vėlgi irgi tu gali bijoti ir tikrai tavo širdis gali daužytis. Trečią kartą tau bus lengviau, ketvirtą kartą išvis lengvai. Vėliau tau išvis taps jau visiškai vienodai. Tu įsijungsi kamerą ir šnekėsi tai, kas ateina. Vat, pavyzdžiui, kadangi esu kontaktuotoja, tai dažniausiai šneku vien todėl, kad man ateina informacija. Dažniausiai ateina informacija iš subtiliojo plano, informacija iš šalatėjos ir aš gaunu informaciją ir aš šneku, ką jinai man duoda. Ir būtent kai aš esu toje būsenoje, tai aš nerenku savo prote žodžių, logikoje pas mane nėra. Taigi dauguma žmonių irgi, kai išdirba šitą baimę, šitą priėjimą, tą pozicionavimą, dažniausiai jie irgi pradeda būti toje pozicijoje. Jie tiesiog ateina pas juos mintis, jau jie yra vedami į to aukščiausiojo aš, ateina mintis ir tos mintis jie išsako ir realizuoja. Tai tiesiog pradžio taip yra baisu ir tai kiekvienas šiek tiek bijo, o paskui visą tai įsidirba. Dėl to tai nereikia taip jau pergyventi, tai tiesiog reikia save, galit netgi pradžiai pasibandyti prieš kamerą be išdėstymo į plačiuosius vandenynus, o paskui po biškį po iškarpimų galite dėti jau save. Tai tiesiog visa tai yra pradirbama ir visa tai greitai paskui pasikeičia, tai dėl to nereikia labai tai pergyventi. Taip pat noriu pasakyti, kad visą laiką yra žmonių, kurie jūs gali provokuoti, kuriems gali nepatikti jūsų mintis, bet tai ir neturi būti patikti kiekvienam žmogui tavo mintis, nes tu esi tas individualus ir tu tik tai skelbi save tam, kad parodyti žmonėm, koks tu esi, nes tu esi individualus, tu esi vienintelis toksai pasaulyje. Ir kiekvienas toksai yra vienintelis pasaulyje. Jisai neturi turėti ir neturi patikti visiems. Nes tai yra ir vibracijų skirtumai, ir energijų skirtumai, ir tų sąmonės skirtumai. Net kitas žmogus net gali nesuprasti, ką tu ten šneki. O praeis jisai jam nebus net neįdomu, nes jisai nesupras ir net sąmonė net nesudirbs. O kitas žmogus pasižiūrės ir jam to reikės. Ir jisai tai priims giliai į širdį. Taigi, mielieji, pozicionuokite save ir dėl to visiškai nebijokite, kas ką pasakys.
Nes tai yra irgi antra baimė, kuri dažniausiai būna, kai tu pradedi save išreikšti, reikštis, ne, pasirodyti žmonėms. Tai dėl to visai neverta galvoti, netgi galvoti net neverta, nes ir energijos skirti tam visiškai neverta. Taigi rodykit save toks, koks jūs esate, savo energiją, savo potencialą, o visa kita ateis savaime. Ir atsirink žmonės tokie, kokie yra reikalingi jum. Taigi, su meile apkabinu ir laukiu žinučių, kaip jūs save išsireiškite.